Sveiki, šiandien sveikiname su jumis iš Batumio, iš kurortinio miestelio ir šiandien mes esame svečiuose, ne pas mus svečiuose, bet mes esame svečiuose pas Viktoriją. Labą dieną, sveiki visi. Sveiki. Taigi, mes čia sėdėm tokiam dangoraižyje viršuje, matėt prieš tai labai puikus vaizdas, bet dėja šiandien lyja. Ar dažnai čia lyja? Nu, žinau kaip kada. Čia dabar pas mus visą savaitę šitą tokie orai. Tai iš tikrųjų tokia biškai depresinė būna nuotaika pas žmonės, nes kai užeina tie lietus, tai būna savaitę, 2 kartais. Tai kai ateina saulė, tai visi džiaugiamės. Tai mes esam vasario mėnesį, tai yra žiema. Ar žiemą, tarkim, vasario, sausio mėnesį daugiau būna dienų lietingų, ar būna ir saulėtų? Aš žinau, kad čia tikrai kaip kada. Vat, pavyzdžiui, pas mus 2 savaitės buvo nuostabus oras, apie 15 laipsnių, saulėta, labai gražu. Tai dabar, mes irgi keliavom ir aš galvoju, negi čia tik mums pasisekė vieniems ir... Ne, tikrai žiemos čia yra tokios gan šiltos, saulėtos, bet būna užeina savaitę, 10 dienų gali palyti, bet čia normalu, nes tai vis tiek yra kaip tropikai. Ir augmenija išduoda, nes vis dėlto čia auga palmės. Jo. Čia auga palmės ir čia jeigu palmės auga, tai vadinasi, čia didelių minusų šalčių nebūna. Viktorija, kiek jau laiko čia gyveni? Aš iš karto išduodu paslaptį žiūrovom, kad Viktorija čia jau gyvena šiame mieste ir kiek laiko jau gyveni? Kovo mėnesį bus 3 metai. 3 metai. Gyvenai prieš tai Lietuvoje. Taip. Buvai tokia aktyvistė ir politika, domėjasi, kiek žinau, ir domėjasi politikoje ir socialiniuose tinkluose. Esi gan aktyvi, išlikai aktyvi, kaip ir buvai prieš tai aktyvi ir dalyvaudavai mitinguose ir visą kitą, matydavau tave tikrai. Mes kažkaip artimai nebendraudavom seniau, taip kaip atrodo buvom vienoj valty, vis tiek mes buvom toj opozicijoje, vadinkim, mitinguose, bet mes jūs ten kažkaip pat iš savo pusės, iš savo varpinės, kaip sakant, mes iš savo varpinės, bet vis tiek ėjom viena kryptim. Ir atėjo toks momentas, kada tau teko tiesiog išvažiuoti. Ar buvo kažkokia rimta priežastis išvažiuoti iš Lietuvos, ar tiesiog šiaip sugalvojai pakeisti gyvenimo vietą? Na, aš iš tikrųjų labai senai jau kaip norėjau išvažiuoti iš Lietuvos, nes aš Lietuvoje po to, kai jau sulaukiau pilnametystės, mažai gyvenau, nes gyvenau Europoje, gyvenau Amerikoje ir kai grįžau į Lietuvą 9 metais, tada ir pasilikau iki dabar, iki 22. Bet man sunku kažkaip pritapti Lietuvoje. Tiesiog, kai daug metų gyveni... Bet tu gimusi Lietuvoje? Jo, gimusi Lietuvoje, bet kaip daug metų gyveni užsienį kažkur, tai ir norisi grįžti į tą Lietuvą, nes vis tiek yra tavo tėvynė, tavo šeima, tėvai ten, ne vis tiek traukia atgal namo, bet to pačiu ir sunku, mentalitetas vis tiek skiriasi. Kažkaip man buvo sunku Lietuvoje ir norėjau išvažiuoti, bet po to sąlygos tapo gan sunkios. Ypač kai prasidėjo karas ir tada man buvo tai tikrai toksai... Karas Ukrainoje. Jo, karas Ukrainoje ir tada man buvo tai tikrai toksai, kaip spyris, žinai, tikrai, kad turiu pajudėti iš tos vietos. Neslėpkim, pati turi rusiškų šaknų, ne? Rusiškų, nežinau, ar baltarusiškų. Baltarusiškų, ne? Ir būtent ta rusofobija gal šiek tiek taip pat, pastumėjo tave tiesiog išvykti iš Lietuvos, nes yra nemalonu ir nepatogu šiek tiek Lietuvoje, kada ypač dabar, aš įsivaizduoju, rusams, gyvenantiems Lietuvoje, tikrai nėra patogiausia šalis Lietuva. Rusofobija vis dėlto pas mus yra labai stipriai pakurta, ne? Tikrai, aš taip jaučiausi, nors aš pati baigiau Lenkų mokyklą, visą laiką, nuo mažens, kiek aš žinau, visą laiką kažkodėl mano šeima skaitė save Lenkais, bet aš neseniai tik tai kažkaip su mama pradėjau bendrauti, sakau, papasakau man tą istoriją, kaip mes ten iš Lenkijos atėjome į Lietuvą. Jo. Ir kažkaip pasirodo, visai ne iš Lenkijos, o pasirodo, kad visi ten iš senelių ir iš mamos ir iš tėčio pusės, visi proseneliai, ne visi kilę iš teritorijos Baltarusijos. Tai aš tik dabar sužinojau, kad mes iš tikrųjų ne Lenkai, o Baltarusiai. O galbūt tikrieji lietuviai, jeigu žiūrėti Baltarusiją dabartinę,
ir buvusią Lietuvą, tai didžioji Lietuvos dalis yra dabartiniai Baltarusiai. Mūsų Jo, tai ten pilys, iš vis ant pačio va šito, kaip čia, tai gali būti, ant kad tu esi ribos. tas tikroji lietuvė. Galbūt. Jeigu tai pasigilinus į šaknis, būtent kurioje vietoje Baltarusijoje, negali būti, kad mes šiandien kalbinam pačią tikriausią lietuvę. Tu moki rusų kalbą, turbūt Rusų, moki. lenkų, lietuvių, anglų ir šiek tiek gruzinų. Jau. Ar tu išvykdama į Gruziją jau mokėjai gruzinų kalbą, ar čia tik atvykus pramokai? Ne. Aš tikrai, vapšė, niekada nebuvau, atsiprašau, vapšė. Normaliai, viskas tvarkoja. Mūsų žiūrovai tikrai neįsižeis. Aš niekada. Jeigu tau lengviau pavartoti kokį lietuvišką žodį primiršai, nebijok, pasakyk, mūsų žiūrovai atlaidus ir tikrai pas mane kanale yra Ačiū Jums. netoleruojama rusofobija ir tai yra suprantama. Vienu žodžiu, aš apie Gruziją visiškai nieko nežinojau prieš čia važiuodama, tik tai, kad tai yra šalis, kuri buvo anksčiau Tarybų sąjungoje. Aš esu gimusi Tarybų sąjungoje ir man kažkodėl atrodė, kad čia turėtų būti žmonės, tokie, žinai, kurie supranta, kurie draugiški, kurie palaiko arba ten neturi nieko prieš Rusiją, ten rusakalbius. Kažkaip man buvo toks įspūdis ir toks jausmas. Ir aš neplanavau čia važiuoti, aš nežinojau, kaip čia kas bus, nieko nesitikėjau, ta prasme. Tiesiog, pas mane buvo pasirinkimas važiuoti į Angliją arba čia, ta prasme, ir taip atsirado netyčia tas, aš pasimeldžiau, nes vis tiek aš skaitau save tikinčiu. Su Dievo pagalba noriu pasakyti. Jo, taip, aš pasimeldžiau, galvoju, Dieve, kur man čia važiuoti, ką man čia daryti ir tiesiog per draugus atėjo, o kodėlgi nevažiuoti į Gruziją, aš galvoju, Gruzija, tai čia kažkaip, žinai, tikrai nebuvo planuota. Tai Dievas jūsų neapgavo? Dievas neapgavo, aš tikrai nesigailiu, kad čia atvažiavau ir jau 3 metai čia ir vaikas lanko čia mokyklą, jau 2 klasę mes baigiam rusų sektoriuje. Tai va, Batumis yra nuostabus miestas ir čia normaliai, kaip sakant, visi gyvena draugiškai, aišku, yra tų tokių provokatorių, bet jų yra mažuma, čia mažuma, tai visi draugiškai gyvena. Laisvai čia galima rusiškai susikalbėti? Žinokit, kažkaip šitie, kur jaunesnio amžiaus žmonės, jie nežino, nes jiem yra prifaršuota, žinai, kaip sakant, Kaip ir pas mus Lietuvoje? Taip, jie, pavyzdžiui, galvoja, kad Rusija yra priešas, kad Rusija okupavusi 20% mūsų, ta prasme, Gruzijos teritorijos ir jie kategoriškai nenori tos kalbos išmokti. Bet vyresnio amžiaus žmonės, jie visi kalba rusų kalba. Bet pati moki ir anglų kalbą, ne? Taip. Tai tau čia problemų nėra, jeigu matai, kad jau nenori su tavim rusiškai kalbėti, tu ir pakalbėti angliškai, jeigu jau reikia susikalbėti, ne? Bet žinok, problema tame, kad gruzinai labai blogai išmano anglų kalbą. Ir jie nei rusų ir nei anglų. Jie kalba savo kalbą. Jie moka, bet taip, tikrai. Labai silpnai, ne? Silpnai. Silpnokai. Palyginus, aš žinau anglų kalbą puikiai ir tikrai sunku susikalbėti angliškai. Tikrai ne kiekvienas čia žmogus, o ypač vyresnio amžiaus, tikrai ne. Yra planų grįžti į Lietuvą? Gyventi? Taip. Ne. Kol kas ne. Ar Gruzija yra ta šalis, kurią galima būtų pavadinti paskutinę stotelę tavo gyvenime? Ne, tikrai ne. Aš kai važiavau čia, aš taip jaučiau, kad tai yra toksai kaip perivaličный punkt, ne? Pereinamasis, ar ne? Jo, kad aš čia pabūsiu kažkokį laiko tarpą. Nors iš tikrųjų dabar net sunku pasakyti, aš vis tiek stebiu visą pasaulį, geopolitiškai, kas vyksta pasaulyje ir aš suprantu, kad dabar aš esu pačioj geriausiai vietoj, nežiūrint ten kažkokius provokacinius mitingus ir visą kitą, bet aš jaučiuosi čia saugi, aš jaučiu, kad čia tikrai yra vieta, kur galima būti. Galima, šiuo metu galima būti. Tikrai. O kodėl nepasilikus čia? Kodėlgi nebūti čia iki pat? Iki pat? Jo. Nežinau, nes gal viena iš priežasčių, kad, pavyzdžiui, žinoma, čia yra visokių žmonių, visokių tautų, bet jeigu imti, pavyzdžiui, gruzinus, vyrus, tai aš nemanau, kad aš galėčiau sukurti šeimą su gruzinu. Jie nėra blogi, jie geri žmonės, bet tiesiog mentalitetas labai skiriasi
Tu tiesiog netaip išauklėta ir jeigu tu būtum nuo mažens augus čia, tau turbūt gal jie ir tiktų, ne? Jo, Tau tiesiog tikriausiai. netinka pagal išsiauklėjimą Ne lietuvišką. tai, kad išsiauklėjimo, tiesiog apie tai yra mentalitetas, tai yra jų gyvenimo stilius, aš nežinau, nu kažkaip, gal čia nelabai gražiai skambės, Ne, bet, tai nu čia- pavyzdžiui, aš manau, kad, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos vyrai, arba netgi ten, nu, Europui, vis tiek vyrai daugiau ištikimi, jeigu santykius imti, ne? O gruzinai vyrai, dauguma jų labai neištikimi. Jo, jie, Iš kur jūs tai žinot? iš kur žinau, nes aš esu moteris ir aš tiesiog netgi kai vaikštau gatvėje, tiek vyrų bando susipažinti, ten arba netgi iš pažįstamų, žinau, kad turi žmoną, jis bando kalbėti su manim. Nu, bet, ta prasme, tikrai nesmagu, man tas labai nepatinka. O tai kas čia blogo, kad bando pakalbėti? Nu, ta prasme, bando pakalbėti, bando kabinti. Įkalbėti kažką, jo, supratau. Atsiprašau, bet čia Jo. tiesa, man tai labai nepatinka, kad vyrai čia tikrai bando kabinti Makaronus. moterų, turint savo šeimas. Ir man toks požiūris ir toks nu, gyvenimo būdas man tikrai ne. Dar man nepatinka tai, Jūs manot, o pati būdama Lietuvoje nesulaukdavai dėmesio iš lietuvių vyrų? Nu, kažkaip aš, sulaukti dėmesio aš sulaukdavau, bet, ta prasme, vedusių vyrų tikrai aš mažiau sulaukdavau, labai retai, retai. Tai dėl to aš mūsų vyrus gerbiu daugiau, sakykime taip. Nu, gal čia tik tai mano asmeninė patirtis, gal kiti mano kitaip. Gal, pavyzdžiui, jeigu pavažiuotume giliau į kaimą, ten, kur yra labiau gal gerbiamas, saugojamas tradicijos, gal to nebūtų, nes čia vis dėlto mes kalbam apie miestą, o mieste yra visko, ne? Kaip ir mes pavaikščiojom po miestą. Mes matom ir mečetės, mes matom įvairius rajonus, mes matom ir... Jūs gersit arbatą? Jo. Gerai. Jūs nieko prieš galima ar nelabai? Gerai. Viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Jūs nieko prieš, kad mes atsigersim. Mes pavaikščioję po Batumį matėm labai daug įvairių šalių virtuvių. Nuo turkiškos, Irano, Irako, nežinau, praktiškai viso pasaulio mišė virtuvės apart lietuvių. Lietuvių restoranas yra čia? Aš nemačiau. Nematėt. Cepelinų neteko užmatyti Batumyje. Tai va, nauja verslo šaka gali kas nors ir daryti. Jo, aš žinot, Cepelinų ką čia dar galvoju. nėra. Aš labai, mano svajonė tokia, maža svajonė. Tai Aš labai pati tiesiog dievinu šakoti. Bet ne bet kokį šakotį, pas mus yra gulbienės tokie šakočiai. Gal žinot, Vilniuje jie yra, aš nežinau, ar kituose miestuose. nežinau, bet turbūt sužinosiu dabar, kai pasakėt. Jo, Man irgi turit, šakočiai va čia patinka. reklama dar gulbienės. Pas gulbienę tokie šakočiai, tiesiog jie labai man patys geriausi. Ir ta jų technologija, kaip jie gaminami, jie tikrai skiriasi nuo visų kitų, kur ten. Aš irgi vieną gerą žinau šakotį pavadinimą, galiu pasakyti. Žinau, yra kontena šakočiai, nuo žodžio kontens, yra žemaitiškas toks žodis, kaip sako, sotus. Tai yra Telšių rajone, kontena yra tokia kaime, Žarėnų kaime, tai būt kepami šakočiai. Jie ypatingai yra skanus tuo, kad jie yra tokie minkšti ir tokie labai elastingi. Man nepatinka trūpanti šakočiai. Man atvirkščiai. O man patinka tokie elastingi, minkšti ir jie kepa juos iš naminių, tik kiaušinių, o ten, kaip žinote, šakočius be galo daug kiaušinių reikia. Ir jie yra brangus, bet aš sau leidžiu kartais nusipirkti, galima ir gabaliuką nusipirkti, nebūtina visą šakotį, tai aš šakočius taip pat mėgstu, tai aš atsiprašau, kad pertraukiau, tai jūs turit mintį, čia... Pas mane tai yra kaip svajonė tokia, žinai, aš labai norėčiau pristatyti, kaip sakant, gruzinams mūsų tradicinį tokį desertą, ar kaip čia pavadinti, nes man tai yra kaip, prie arbatos, ne, tai šakočiai, bet aš nieko neišmanau apie kaip ten gaminama ir visas technologijas. Bet gali taip gyvenime atsitikti, jeigu jūs paprašysi Dievo ir kitais metais mes atvažiavę, galim pamatyti Viktoriją Batumio centrą, besukant šitą iešmą ir kepančią šakočius. Ir šaukti, užeikit, kaip ten sako turkai,
заходи, только посмотри, заходи, попробуй, ну tai davai, nu čia. O taip va. Ir mes galim pamatyti, ir jūs gal atvykę į Batumį pamatysit Viktoriją kepančių šakočius, arba Viktorija bus kaip šakočių kepyklos vadovė, verslininkė, o ten bus daug iešmų, keps visokiausių vairiausių šakočių ir gal dabar pavadinimas. išgirs mus kažkokie, žinai, žmonės norės būti investoriais, sponsoriais. O, irgi, jo, norit investuoti, Viktorija versli, kiek aš žinau, neišduosiu kokią šaką, jeigu norės Viktorija pati pasipasakos, bet Viktorija yra versli mergina, jinai kuo puikiausiai susitvarko su verslais, turi gyslelę verslininkės ir jeigu norit investuokit į Batumį šakočių kepyklą, o čia turistų tai milijonai ir Viktorija jums padės, jeigu norit ir už šitą reklamą tada man priklausys jau nemokamai šakotis, jeigu šitą įsipildys, susitarim. Kiekvieną kartą, kai atvažiuosit, Eglė, būsim šakočių. Tai va, ir matot, kaip gerai yra daryti vaizdo įrašus, iš jų galima netgi gauti naudą, galima užsidirbti savo, laisvai šakoti. Pakalbėjom keletą minučių, ne? Ir šakotis jau uždirbtas beveik, jeigu ką. Tai jo, įdomu. Tai lietuvių čia virtuvės kaip ir nėra, ne? Tokias neteko matyti. Tikrai man neteko matyti, ne. Maistas. Atvykus čia, nuo lietuviškų, nežinau, ar tu Lietuvoje cepelinus valgydavai, kaip tu maitindavai, kaip tu dabar maitinies, aš nežinau, bet atvykus čia, ar tau sunku buvo su maistu, ar teko kažką patirti va tokio, kad nėra ką valgyti, ką man čia valgyti reiks ir taip toliau? Ne, čia maisto tikrai labai daug, maistas labai skanus, labai sotus, bet kadangi mes apie gruzinišką maistą, apie jų virtuvę jūs kalbat. Jo, taip, bet, pavyzdžiui, jie irgi labai daug visokių ten kepa tų hačiapūrį, aš taip sakau, jo. Su visais šitais priedais ir man tiesiog, aš galiu tokį maistą pavalgyti vieną kartą ten į pusmetį, ne? Tai tikrai, kadangi žiūriu savo figūrus, žiūriu savo sveikatos, tai tikrai aš tokių maistų nepiknaudžiauju. Kiek jūs kartų chinkalius valgote dieną? Kartą į metus. Kartą į metus, viskas aišku. Tai hačiapūrį kartą į metus suvalgot, chinkalius suvalgot? Gal dažniau, hačiapūrį gal kokius 3 kartus į metus, nes mano vaikas pagaliau pamilo hačiapūrį. Pradžių 2 metus вообще nevalgė, suprantate. O kokį hačiapūrį pamėgo? Imiretskая называется, imiretuli. Imiretuli, o su kuo jisai? Tas pats su sūriu, bet jisai plonesnis. Nes yra mažiau. Toks kaip valtis, galima su kiaušiniu, galima galima tada kaip pica tokį, žinai, jau apvalus, bet būna toks storas, būna toksai plonesnis. Tai vat ir aš pati, kadangi mėgstu jau plonesnį, tai mes užsakom kažkaip tą ir pradžioje vaikas buvo visiškai prieš. Jisai tik tai... Gerai, jūs per metus 3 kartus suvalgot hačiapūrį ir 1 kartą chinkalį, o visą kitą laikotarpį ką valgot? Visą kitą? Salotas, sriubas, žuvį. Žuvies čia yra. Kaip yra turgus, va čia iš karto už Batumio žuvies turgus. Tai ten galima skanios žuvies pavalgyti. Žinoma, ten tikriausiai ta žuvis iš Turkijos visa atvežta. Bet yra ir ta, jie vadina barabulka. Tokias mažytės žuvytės. Jos ten iš karto kepa, žinai, vietoje. Galima namo pasiimti, galima ten valgyti. Tai ta barabulka tai yra jau vietinė. Čia jie gaudom. O visa kita tai tikrai, aš manau, kad iš Turkijos čia dauguma tų žuvies. Bet... Ką aš vakar dar pastebėjau, man labai patinka kalbėti apie maistą. Jo, turbūt visiems aišku dėl ko. Man labai patinka kalbėti apie maistą ir vakar mes bevaikščiant pamatėm čia įdomią parduotuvę ir aš sužinau, kad jų yra labai daug visoje Gruzijai. Tai yra baltarusiško maisto parduotuvės. Būtent vien tik baltarusiško maisto. Ir kiek aš kalbėjau su vietos gruzinais, su moterimis, su šeimininkėmis svečių namuose, kuriuose mes buvom apsistoję, tai jie važiuoja specialiai į Tbilisį į baltarusiškų maisto prekių parduotuvės apsipirkti ilgesniam laikui, nes jie sako, kad baltarusiški produktai yra daug geresni netgi už gruziniškus ir jie perka ilgesniam laikui ir baltarusiškose produktuose yra labai mažai chemijos. Tai mes vakar irgi praėjom, užėjom į vidų ir kas mane nustebino, kad baltarusiškų prekių parduotuviai, Baltarusija tai nėra ta šalis, kuri augintų kakavos pupelės ar kavos pupelės, bet
koks didžiulis, aš mėgstu juodą šokoladą, tikrą juodą šokoladą. Ir koks didžiulis pasirinkimas juodo šokolado, aš tiesiog, ten nebuvo galima filmuoti, būčiau nufilmavęs, parodysiu žiūrovui, bet jūs patikėkit, koks didžiulis asortimentas pasirinkimo šokolado ir 92-98% nuo 76% kakavos pupelių. Ir sudėtis, ten nėra chemijos, pieno produktų didžiausias pasirinkimas, pienas, kefyras, sureliai, tie visi sūriai. Ir ten žmonės perka. Ar tenka lankytis? Apskritai, ar pati gamini, ar tenka lankytis tokiuose parduotuvėse? Žinok, kai aš atvažiavau čia prieš 3 metus, čia buvo baltarusiškų šitų parduotuvių gal viena. Ir iš viso, apskritai, mieste buvo mažai visko. Ta prasme, mažai salonas, vienas kitas gal, ten maksimum 2, žinai, ta prasme. Salonas? Grožio salonas. Grožio salonas. Nes man tai iš karto, kai pasako salonas, automobilių salonas. Ne, aš turiu omeny, aš mergaitė. Ta prasme, salonų mažai, ten kažkoks sporto klubas gal vienas. Visko buvo labai mažai, pasirinkimo nebuvo. Bet kai pradėjo visi ekspatai, tai vadinamieji, važiuoti čia. Atsiprašau, aš nežinau šito žodžio, apšvieskit, prašau. Da, aš irgi nežinojau. Ekspatai? Ekspatai čia, pavyzdžiui, čia tikriausiai rusiškas žodis. Čia atvažiavę iš Rusijos. Atvykėliai. Atvykėliai. Viskas aišku, išsiaiškinom. Šitą žodį aš irgi galvoju, kas čia tokie ekspatai. Vienu žodžiu, man tai kaip keiksmažodis kažkoks pradžioje skambėjo. Bet pasirodo, kad čia normalus. Kaip psichopatai? Tai sakau, man tai kažkas buvo keisto. Vienu žodžiu, bet kai pradėjo visi šitie... Tai jūs esate ekspatė? Jo, viskas aš esu ekspatė. Jo, taip. Bet čia galbūt ekspatai iš Rusijos, gal čia ne apie lietuvius, gal čia taip nesako, nežinau. Tai vienu žodžiu, kada čia pradėjo daugėti tų atvykėlių, atsitiko? Jie pradėjo atidarinėti naujus verslus. Ir tai tikrai labai didelis, aš manau, pliusas išvies Gruzijai, kadangi, aš tiesą pasakysiu, jų aptarnavimo kokybė, pavyzdžiui, ten restoranų, visą aptarnaujantį šitas rytis, žemiausias lygis buvo. Ta prasme, tu gali laukti labai ilgai užsakymų, kad prieitų, ten kažką, ten jokios pagarbos, ta prasme, tikrai buvo labai blogai. Ir kai pradėjo daugiau šitų verslų atsidarinėti jau Rusijos, Baltarusijos, ten ir kitų šalių, jie, žinoma, pradėjo samdyti savo, irgi žmonės, ir labai pradėjo keistis ta aptarnavimas ir visa kita, ir buvo labai, netgi neseniai skaičiau, viena čia pagrindinė Batumio grožio salonų kažkokia ten šeimininkė, pradėjo jau imti tokį, kaip sakant, daryti tokį ažiotažą, kad reikia uždaryti visus salonus, ekspatų, kadangi visi klientai eina pas juos. Jie nukonkuravo, todėl, kad yra kokybė geresnė. Servisas geresnė, viskas geresnis, ir kokybė geresnė, ir kainos geros, ir aptarnavimo lygis, viskas yra daug geriau. Ir jie pyksta, supranti, vietoj to, kad tiesiog tobulėtų ir augti, kad čia yra platforma, tobulėti, tu gali kelti savo kvalifikaciją. Tai ne, jie pyksta, žinai, kad čia jūs atvažiavot ir dar pas jūs dabar daugiau eina negu pas mus. Tai tas pats ir su parduotuvėm. Pradžioj čia buvo tikrai mažai tų parduotuvių išvys, pavyzdžiui, mes mėgstam pieno produktus, mes ten, Baltarusiai, Rusai, Lietuviai, mes mėgstam pieno produktus. Čia buvo labai sunku kažko gero surasti, nebuvo pasirinkimo didelio. Bet ačiū Dievui, šitų ekspatų, kaip sakant, pagalba atsidarė labai daug parduotuvių, labai daug žmonių pradėjo vežti, pavyzdžiui, iš Baltarusijos ar iš kitų šalių. O, pavyzdžiui, jeigu tu kalbėjai apie Baltarusių maistą, aš manau, tiesiog apskritai ten yra daug natūralesnis maistas. Tai būtent. Netgi kiek mes žinom, aš pati žinau, iš Baltarusijos mes vežėm ne kartą, kai vaikams tie mišinukai, pavyzdžiui. Tai aš pati, mano vaikai užaugo ant baltarusiškų mišinukų, nes jų kokybė tikrai daug geresnė negu tų amerikietiškų arba ten kažkokiu dar, žinai. Tai ir čia pas mus dabar Gruzijoje labai daug tų atvežtų produktų. Aišku, aš manau, kad kaina yra nemaža, nes vis tiek yra tų niuansų, tikrai nėra pigų. Pavyzdžiui,
pas mus litras pieno Lietuvoje yra šiek tiek pigesnis negu čia. Taigi atlyginimas skiriasi. Aš pastebėjau, aš mėgstu degustuoti visas šalis, kad atvykstu, vieni mėgsta vyną degustuoti, kiti ten viskį ar dar kažką, aš mėgstu degustuoti mineralinį vandenį, natūralų mineralinį vandenį to šalies. Ir kefyrą. Jo, ir kefyrą, ir mineralinis vanduo man skaniausias iki šiol ragautas, čia tikrai ne buržomis. Na Beklavi. Na Beklavi, da. Na Beklavi. Man irgi, jo. Na Beklavi pats skaniausias, tarp kitko jis yra ir Lietuvoje, bet kada aš jį ragauju čia ir Lietuvoje, jis yra ne tas vanduo. Ir man patinka degustuoti kefyrą. Pats skaniausias kefyras visam pasaulyje yra Egipte. Jo. Keiščiausia kažkodėl, kur turėtų būti iš tikro pas mus Lietuvoje. Antroje vietoje Latvijos yra, tai kefyras skaniausias. Ir Gruzijoje ragavau kefyro, jo gruziniško, pasirodo, tai yra 2 rūšis. Ir visa Gruzija, tai yra 2 rūšis, aš jau išsiaiškinau, nes kalbėjau su moterim, kurie yra dirbus pieno pramonė ir papasako čia visą situaciją su pieno pramonė. Ir kefyras nėra pats geriausias iš tikrųjų, jisai yra šiek tiek skanesnis nei Lietuvoje, nes dabar Lietuvoje kefyro kokybė iš vis nukritus, yra katastrofiška, tiesiog jis yra nebeįmanomai gerti iš vis neskanus ir aš žinau dėl ko, bet čia laida ne apie tai. Na tiesiog yra pašarai ir visa kita ir pašarai su antibiotikais iš karto yra apsidraust, kad karvės nesirgtų ir pašaruose įsivaizduoti dedami antibiotikai. Ar sarga jinai ar nesarga ir visą tai perduoda skonį jo. Ir tose šalyse, kur yra viskas natūraliau ir automatiškai produktai jie gaunasi skanesni. Taip kad Gruzijoje šiaip, kiek man teko atragauti maistas irgi jaučiasi yra natūralesnis. Ir kažku, jie labai daug valgo, atsiprašant, šitų bulkų. Aš galbūt negražiai pavadinsiu šitos chačiapurių bulkomis, bet vis dėlto man ta duona tai yra bulka, kaip aš sakau, taip paprastai, mužikiškai bulka, tie visi chačiapuriai, taip ten su kiaušiniais užkepti, apkepti, visą kitą, bet jie labai daug naudoja. Nu, taip, pereikim į gražesnę formą, miltinių produktų labai daug naudoja. Ir tie patys chinkaliai. Nu, jau valgiau labai daug kartų ir jau galiu pasakyti, kad jau tikrai ir aš atsivalgiau ir tikrai ilgą laiką jau jų nebenorėsiu matyti. Bet jeigu grįšiu po metų ar po kiek į Gruziją, turbūt ir vėl aš juos valgysiu. Valgysi šakotį su chinkaliais. Ir įdomiausia, kad aš visai nesenai, patikrinsim, Tamsta, ar tu čia dabar jau tikrai 3 metus gyveni ir ar nesi apsimetėlė, ar negyvenai kur nors pasislėpus ir čia dabar visai nesenai išsinuomoji viešbutį 2 dienom ir nekabini čia mums makaroną, kad tu čia gyveni. Papasakok, kaip yra valgomas chinkalis. Kaip? Taip. Paėmiau tai pirštais. Taip. Jinai žino, kaip yra valgomi chinkaliai, taip, kad jūs egzaminą išlaikėte ir mes dabar visi tikim, kad jūs čia gyvena. Taip, pradžiai aš užsakė restoraną, bet restorane irgi geriai, atsiprašant, šmikiai, man atnešė peilį su šakutė, padėjo lėkštę ir tų chinkalių krūvą. Nu tai aš imu, smeigiu ir valgau. Negalima sultis, kad išbėgtų. Taip, ten viduje yra sultinys. Pasirodo, reikia chinkalį paimti su rankom už galo, išsiurbti sultinį ir po to tik valgyti o žinot, ką aš sakau, man dar grietinės atneškit. Nu, jie atnešė tos grietinės. Ir po to mūsų žiūrovai sako, jūs apdergėt, įžeidėt virtuvės šefą, pridarydami tokią nesąmonę. Šitas pats kaip ant Banhukino, sakytume, duokit man kečupo. Ant Banhukino kečupo ir arba, ne, būtų prie Banhukino, ar gal gali duonos paduoti. Tai čia va kažkas tokio, bet aš dabar jau išmokau, bet pasirodo, kad kai kurie chinkaliai, jeigu neturi šito, būna tokie valikai, kleckiukai su bulvydaru, juos galima valgyti ir su peiliu. Tai va. O mano vaikas žino, kaip vadindavo jos pilimienį. Koldūnai. Taip, koldūnai. Tai irgi sako šitas padavėjas, tu nesakyk niekam šitą žodį, nes čia tai žaidimas. Tai čia visiškai ne koldūnai. O noriu papasakos gyvą anekdotą apie koldūnus, kaip lietuviai apsijuokė Rusijai su koldūnais. Lietuviškai yra koldūnai, ne? Ir nuvažiavo į Rusiją žmonės, lietuviai, gerai nežinodami rusų kalbos, į restoraną atėjo ir, mato paveikslėlius, nemoka skaityti, masto paveikslėlius, pamatė koldūnus. Ir sako tai padavėjai, sako, nam koldūnov. Ne pilimienė, bet sako, nam koldūnov. O šita barmenė tokia buvo, prie bajerio, sako, afeini nada.
koldūnai tai yra burtininkai. Sako, o mums, įsivaizduojate, jis atėjo, sako, mums burtininkų, sako, o jums fėjų nereikia dar papildomai. Tai be galas toks gyvas anekdotas. Tai su tom virtuvėm be galo yra smagu, kad atvyksti į kitą šalį. Bet šiaip nebuvo kažkokių sunkumų, kad atvykus čia persiorientuoti į tą maistą, nes čia salotų jo, jie daug valgo, šiaip mėgsta salotus. Jo, salotų yra tos pačios ten Cezario, graikiško žiūri, kiekvienam meniu, ar tu užeisi į tą jau firminį jų Gruzijos restoraną, gruzinišką, ir vis tiek ten tos bus graikiškos ir Cezario, ir galvoju, nu tai čia kažkaip. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu japonišką sushi, pavyzdžiui, ne, man labai patinka, tai čia dabar labai smagu, kad Batumyje tikrai atsidarė nemažai jau restoranų, kurie tikrai gerai pamaitina. Jau japoniškų. Suši, ne? Jo. Jau nėra ten kažkokias belėkokias lepioškas, Ne, kaip kartais kiti atsidaro to suši, bet nu jiem iki suši yra kaip ant bačkos Baltijos jūrą perplaukti. Yra vietų tikrai labai gerų, nes aš vertinu, aš žinau gerą suši, tai yra tikrai vietų. Netgi čia, šitam restorane yra geri suši. O pati vairuojanti? Jo. Vairuoji po Batumį, tu turi čia automobilį? Jo, savo automobilį neturiu dabar, bet vairuoju kartais. Bet vairuoji kartais, ne? Tai iš Lietuvos atvykus čia. O viešpatį. Pasakokit, kas slepiasi po šito žodžio viešpatė? Žinok, netgi patys gruzinai, kurie, pavyzdžiui, iš Tbilisio, jie va taip už galvas imasi, tipo, žinai... Kai atvyksta čia į Batumį. Tai tu nori pasakyti, kad Gruzijoje eismas ir Batumyje skiriasi nuo visos Gruzijos? Jo. Kodėl? Nežinau, nes... Čia chaoso daugiau? Kas čia blogai? Ne, nu žinok, kaip ir pas mus Lietuvoje, ten, pavyzdžiui, Vilniečiai, ten, žinai, ten Kauniečiai, ten Žemaičiai, nu irgi, žinai, vieni ant kitų būna pavaro. Taip. Tai tas pats ir čia, pavyzdžiui, jeigu ten dėl vairavimo kalbėti, tai tikrai iš Tbilisi visi sako, kad čia pipiec kokie čia, žinai, vairuotojai, kad tipo nuo kalnų tik tai nusileido ir vairuoja, žinai, nežino, tipo, nu, žinai, nei kultūros, nei ką. Bet iš tikrųjų taip yra, kad jie žiūriai ant kelio, tai tikrai. Aš įtariau, kad čia yra taip, kaip tu pasakoji, nes mes, kai gyvenom Tbilisyje, senamiestyje, viešbutukėje neteko apsinakuoti ir čia taip pat mes esam pačiam centre senamiestyje. Taip. Paprastas dalykas, tu atsikraustai viešbutį, prasiveri langą. Į Tbilisyje, kas minutę, kas 10 minučių, pip, pip. O čia Čia atsidarai langą, pip, 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 pip. Ir arba dar... Jo, ir ten signalai, aš suprantu, pagerinti įdėti, ne gamykliniai. Ir aš supratau, kad čia jau eismas yra intensyvesnis, aštresnis, nes... Čia kultūros nėra. Aš atsakysiu, kodėl. Čia, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kodėl čia yra taip. Pėstysis ar kaip lietuviškai? Pėstysis, ne? Tai čia turi 10 kartų pažiūrėti abi pusės. Ar tikrai jie sustojo, ar tikrai jie stabdo, ar netgi jie stabdo, jie gali sustoti va taip prie tavęs. Visiškai. Supranti, va taip, tikrai. Nori sužinoti, kodėl čia taip yra, o kitoj Gruzijos daly taip nėra? Nu. Todėl, kad čia daug yra musulmoniškų šalių vairuotojų. Manai, dėl to? Dėl. Nes mes prieš tai su Egle buvom prieš keletą savaičių Egipte, nu ten tai išvis, ten yra, ten nelabai aš ir išdrįsčiau turbūt vairuoti automobilį, ypač Kaire. Ne? Nu jo. Nu, dar ten tokiuose Šalmanšeiche, ten dar Hurgadoj, ten Matvelnėse, ne? Ir būtent čia jų yra tikrai nemažai. Iš Turkijos yra, iš tų šalių čia yra nemažai privažiavę, nes mes matėm ir mečetę didžiausią, ir Koranas, ir jo. Taigi Batumis, visa šita dalis buvo po Turkijai, žinai, kiek metų? Taip, šimtmečius. Taip, ir atsakymas, kad čia yra daug musulmoniškų šalių būtent vairuotojų, o mes žinom, kaip musulmoniškose šalyse kokią kultūrą vairavimo, tai aš galvoju, kad čia yra būtent dalis to. Galbūt, bet žinok, nesutiksiu su tavim pilnai, nes aš labai dažnai, pavyzdžiui, su taksi važiuoju, nes čia pas mus taksi kainuoja, kapeikas. Iš tikrųjų, labai nebrangiai kainuoja taksi, tai galima pastovi važiuoti su taksi, nors aš mėgstu vaikščioti, tai vaikštau daug, bet dažnai ir imu taksi. Tai
Per 3 metus, nu gal, vat, kaip tu sakai, iš arabų šalių, ten ar Turkijos, nes dažniausiai kur jie dirba taksi, net šitie vat, atvykusieji iš tų šalių. Tai nu, gal vieną kitą aš buvau sutikusi vairuotoją, kuris būtų iš tų šalių kitų, iš Turkijos ar arabų šalių. Pagrinde 99% tai yra gruzinai už vairo. Aš šiandien susitikomės, tik jūs pamačius, aš kaip vyras taip pat jūs nužiūrėjau nuo galvos iki kojų. Ne kaip tie gruzinai, aš nužiūrėjau ir aš nužiūrėjęs iš karto supratau vieną dalyką. Kokį? Kad jūs mėgstat vaikščioti. Taip, mėgstu. Pas mane telefonė yra programėlė, o kaip jūs galvojate, iš ko aš nusprendžiau? 12 000 žingsnių reikia padaryti. Taip, minimum. O kaip jūs galvojate, iš ko aš nusprendžiau, kad jūs mėgstat vaikščioti? Nežinau. Iš jūsų avalynės? Iš avalynės, jo. Avalynė pas jūs sportiška, taip. Vis dėlto. Jūs neatėjot su bateliais, su aukštais kulniukais, nes jūs taip nuo čia iki pat apačios jums tiktų prie šitos aprangos, na kažkaip bateliai. Ir žiūriu, sportbatukai. Ja. Galvoju, įdomu, tai jūs išsidavėt, kad mėgstat vaikščioti, tai yra labai šaunu, mano žmona taip pat labai mėgsta vaikščioti ir po kalnus, po gamtą ir mane tampo ir kartais ir taip paspaudžia, o man tai vaikščioti reikia labai, reikėtų dar 2-3 daugiau vaikščioti ir tai yra be galo smagu ir smagu, kad jūs vaikščioti. Ar išeinate, išvažiuojate gamtą pasivaikščioti? Taip, aš labai myliu gamtą, tiesiog kai turiu galimybę kažkur išvažiuoti. Buvot botanikos sode? Žinoma, prieš keletą dienų buvau. Mes vakar visą dieną ten buvom. Nuostabu. Bet gaila, kad saulės nebuvo. Kad vakar buvo nuostabi diena. Nu jo, dar jums pasisekė, kad nelėjo, bet vat prieš porą dienų buvo tobulas oras ir aš buvau kaip tik sode. Labai gražu, ten labai faina. Ką jūs šiaip veikėt dar Batumyje? Kaip darbą? Ką dar veikėt Batumyje, be vaikščiojimo po botaninį sodą su sportbatukais? Ką veikiam? Nu, auginu sūnų. Ne vieną sūnų? Pas mane vyresnis liko Lietuvoje. O. Jam nepatinka Gruzija, suprantate, jisai paauglys, va dabar 13 metų sukaks ir jisai galvoja, kad, nu, pavyzdžiui, kad jam geriau Lietuvoje. Su jaunesniu sūnum čia, ne? Jo. Tai jūs praleidžiat laiką su vaiku? Jo, nu tai jisai mokykloje, po to iš mokyklos, žinai, bet jeigu rimtai, nu tai užsiemu biškį nekilnojamų turtų, kas pažįsta mane iš Facebooko, tai dažnai mato, kad aš ten keliu kažkokius skelbimus. Padarom reklamą, trumpą reklamą. Tie, kurie norit apsigyventi Batumyje, ar tik nusipirkti, ar ir su nuoma dirbi? Ne, aš šiaip nedirbu kaip šitas agentas, nekilnojamo turto. Jo, aš galiu padėti, bet ką, ta prasme, ar surasti, nupirkti, išnuomoti, jeigu reikia pagalbos, tai tikrai padėsiu. O kaip jūs surasti? Žmogui žiūrinčiam, pirmą kartą jūs matančiam žmogui, neturinčiu jūsų drauguose, kaip šitam žmogui jūs susirasti? Viktorija Gaidamovič. Viktorija Gaidamovič Facebook'e ir kai jau parašysit Viktorijai žinutę, tai iš karto perspėkit Viktoriją, kad jūs rašot dėl nekilnojamo turto, o ne, tarkim, šiaip susipažinti norit su moterim gražia. Aš įsivaizduoju, kiek jūs gaunat tokių žinučių Facebook'e, kurie nori vyrai susipažinti, nes mano žmona Facebook'o statuse yra parašyta, kad vedusi ir matosi su kuo vedusi, su tokiu kaip Tu įsivaizduok, tai jinai gauna daug žinučių. Tai įsivaizduok, bijo vyrai manęs. Jūsų bijo? Jums nerašo vyrai? Rašo, bet... Mažai? Mažai. Nejuokauju. Nu, ta prasme, tokių, kad galima būtų išrinkti kaip vyrą, tai... Aš žinau, kodėl jums nerašo vyrai. Kodėl? Todėl, kad jie pasižiūri į jūs ir sako, aš nepatempsiu. Jie pasijaučia per silpni, jūs pamatė, nes jūs labai puošni moteris, jūs labai save prisižiūrit, jūs labai reikli moteris ir maistą, ir dar reiks daug vaikščioti, kurie vyrai šiandien mėgsta vaikščioti, tik aš mėgstu vaikščioti, aš toks vienas pats geriausias esu likęs dar. Tai gal kokį man vyrą surasi dar? Tikrą vyrą, patikimo, žinai. Tęsiam laidą ir kitas skelbimas. Ieškom vyro. Ieškom gero, patikimo vyro. Laisvai, nuostabiai, savarankiškai, dalinai savarankiškai moteriai. Koks turėtų būti vyras? Koks turėtų geras vyras? Kaip atrodo geras vyras? Žinok, visų pirma. Paklausiu kitaip.
kiek punktų sudaro gero vyro apibrėžimas pas jūs? Nes aš čia vieną moterį paklausiau, merginą, kuri visą gyvenimą vieniša ir atrodo tokia labai paprasta mergina ir jinai sakė, kad jos, kaip turi atrodyti vyras, susideda iš 80 punktų. Ir aš tada iš karto supratau, kodėl jinai yra vieniša ir kodėl jinai visą gyvenimą liks vieniša. Kiek punktų sudaro, ir šiek tiek apžvelgsim, kiek punktų sudaro? Kiek punktų sudaro? O čia rimtai bus? Taip, rimtai. O ką jis galvoja? Ne, viskas. Ne, jokių karpimų mes niekada neiškerpam, mes viską paliekam. Nebent kažkas atsitiktų, tai ar praplyštų kažkas, ar nukristų. Aš susidrovėjau. O žinot, kodėl aš taip darau šitą laidą? Kodėl? Aš šeimos balyje buvau, bet aš niekad mums neteko pabūti gruziniškose vestuvėse. Bet aš nenoriu iš gruzino. Bet jeigu, pavyzdžiui, pamatys gruziniškų šaknų turintis lietuvis ir sakys, reikia imti, ir mums atsiranda galimybė ne tik paragauti šakočio, bet grįžti dar ir čia atšvęsti vestuvės. Nu viskas, vestuvės bus. Gerai. Kiek punktų sudaro jūsų kažkokie turi būti kriterijai? Arba, tarkim, koks vyras turėtų būti, arba koks neturėtų būti? Nu, žiūrėk, vis tiek, mes kalbam, kaip sakant, tiesiai, šviesiai, kaip yra, man vis tiek turi būti vyras simpatiškas. Jisai turi man patikti, ne? Išvaizda, turi traukti mane išvaizdą, ne? Bet, žinai, ta išvaizda, tai tik tai mes visi žinom, kad čia tik pradinis tas, žinai, kaip sakant, toks apvalkalas, ne? Bet kai pradedi kalbėti su žmogum, tada jau pasirodo ta tikroji, kaip sakant, vidus jo. Tai man labai svarbu dabar, mano požiūris į pasaulį, mano suvokimas pasaulio, politikos, geopolitikos, visi šitie dalykai man yra svarbus, kad mano partneris galvotų panašiai arba, kaip aš, ne? Panašių pasaulyje žiūrų. Jo, nes jeigu jisai nesuvokia, jeigu jisai nesupranta, kas vyksta pasaulyje, ne? Tai mes po truputį perėsime politiką, dabar dar šiek tiek. Man šitas dalykas labai labai svarbu. Jeigu jisai nesuvokia, nesupranta, tai kaip aš su juo būsiu, supranti? Aš noriu vyro, kuris suvokia, supranta ir yra drąsus. Ir nebūtų namuose opozicija. Ir jisai nebūtų tiesiog, žinai, toks ant sofkės sėdi pakalbėti, kad jisai būtų drąsus, nes aš esu drąsi ir aš kalbu ir sakau savo nuomonę. Ir aš noriu vyro šalia, kuris irgi būtų drąsus ir nebijotų. Ta prasme, kad... Jo, tai matai, tokių nedaug, o visų šitų, kitų kažkaip neįdomu. Nes vis tiek, ant kiek moteris nebūtų stipri, jinai nori šalia matyti vyrą stipresnį už ją. Supranti, vidum, dvasioj, supranti, kažkaip... Tai vienu žodžiu, jeigu jūs esat stambus ir turit viršsvorį, nepergyvenkit, apsimausit kėdukus, kartu prasivaikščiosit po botaninį sodą, nueisit keletą dienų, viską tai susitvarkys. Jeigu jūs esat drąsus, jūs nesat rusofobas, jūs nesat tas slavo Ukrainį, kuris tiki, kad Ukraina laimės. Pas jūs atsiranda didžiuliai šansai užkariauti šitos moters širdį. Taigi, po truputį pereikim, pagrindinius punktus pasakėm, daugiau nereikia, visa kita yra prišlifuojama. Taigi, pereikim prie politikos. Pati turi taip pat tokią, sakyčiau, savo griežtą poziciją, savo požiūrį į politiką ir kas mane žavi tavyje, kad šita pozicija pas tave nėra keitaliojama. Kad tu vieną dieną už tuos, kitą dieną už tuos, trečią dieną už tuos, kaip sakant, keičiasi geopolitika ir tu keitalioji kepurės, ne? Pas tavai yra pozicija ta pati. Tu dalinai dėl to savo pozicijos tau teko netgi ir palikti Lietuvą. Dalinai, ne? Tame šiek tiek yra, ne? Nesureikšminkim čia, oi, čia kaip Lietuvai bloga, čia neįmanoma gyventi, va, moteriai teko netgi bėgti iš Lietuvos. Ne, bet tame yra. Atvirai prisipažinsiu, aš irgi apie tai esu netgi kelis kartus pagalvojęs, gal nafik reikia viską parduoti ir dingčiai, bent jau laikinai, kad kol apsiramins visas tas beprotizmas. Bet, kaip sakant, tėvynė nepaleido. Likom ir išliksim, kada jau buvo tikrai man sunku ir bylos ir visa kita, ir buvo tikrai, bet dabar aš manau, kad ateityje tokių jau sunkumų nebebus. Taigi,
tau teko netgi dalinai išvažiuoti ir tu supranti tą situaciją, kas vyksta Ukrainai, tu supranti geopolitinę situaciją, turbūt supranti ir Trumpo visi šitie, tau visi tie pageidavimo jo koncertai dabar paskutiniai visi yra žinomi, apie tą karą Ukrainoje, apie politiką ir tu nebijai pasisakyti ir tavo pozicija niekad nesikeičia, tu nuo pat pradžioje esi ištikima. Stabiliai, pas tave nėra kažkokių tokių. Ir šitai vietoje, jeigu vėl grįžtam taip pajuokaujant, ne prie vyro, aš irgi taip pat neįsivaizduoju, kaip man tektų gyventi šeimoje su žmona, jeigu mano žmona ten būtų Slava Ukrainė, ar ten kokią Baltarusijos opoziciją palaikyti ir sakyti, ten Putin huilo, ne, arba ten ruskiai karablį, ten plauk ten, ne, kažkur. Tai, aš neįsivaizduoju, kaip man tektų gyventi. Nors aš žinau, daug šeimų jie gyvena ir kažkaip gyvena. Ir keista, kad ir tarp mūsų opozicinių tokių draugų pažįstamų, bet neminėsiu vardu, kur irgi ten žmona už Baltarusijos opoziciją, o pas ten eina prieš Baltarusijos tos mitinguotojus ir kovoja. Tai kartais atrodo juokingai. Tai šitai vietai tavo pozicija yra aiški. Bet ar tą poziciją tu būdama čia taip pat atvirai deklaruoji, ar tu laviruoji čia tarp esančių? Ne. Mano pozicija, kaip sakant, kiekvienas gali atsidaryti mano puslapį Facebook'e, jisai atviras visiems, aš visus postus keliu publiką, viešai. Jo, aš neslepiu nieko, ta prasme, mano nuomonė tokia, kokia yra. Vienintelis dalykas, pavyzdžiui, Instagram'e aš politikos nekišu, nes aš pastebėjau, kad... Deja, neturiu Instagram'o, negaliu pastebėti, ten patvirtinti. Tai kažkaip čia Gruzijoje irgi daug žmonių, pavyzdžiui, ten naudoja Instagram'ą, Facebook'ą irgi naudoja. Čia populiarus Instagramas? Jo, gan populiarus, jo. Tai kažkaip aš nusprendžiau, kad ten bus daugiau tiesiog mano asmeninis gyvenimas, kartais, retkarčiais. Suknelės gražios, mados, jūs mėgstat jo puoštis. O Facebook'e tai jau kaip yra, kaip manau, taip išsakau. Galbūt aš neteisi, gal aš kažkokia naivi, gal aš, kokia esu, žinai, kaip matau, taip sakau. Ir ta pozicija... Jūs pripažįstat, kad jūs netgi klystat? Žinoma, aš galiu klysti, kodėl ne, aš žmogus esu. Aš nesu kažkoks ten, žinai, studijavęs ten visą gyvenimą politiką, ar ten geopolitinius ten, arba dar vienu žodžiu. Jūs keista moteris? Kodėl? Moteris dažniausiai niekada neklysta. Ne, žinoma, klystu. Jo, tai yra normalu, tai yra žmogiška. Ir jūs nebijot pripažinti, kada suklydot. Jūs galite pasakyti, pavyzdžiui, kokį nors vieną klaidą, kurią suklydot, padarėt klaidą ir dėl to pergyvenat ir suprantat, kad padarėt klaidą? Klaidą. Žinok, nežinau, ar tai galima pavadinti klaidą, galbūt iš dalies tai yra klaida. Pavyzdžiui, naivumas tikėti, kad, pavyzdžiui, kažkoks žmogus Lietuvoje, kažkoks žmogus ale opozicija, jisai sumanipuliuoja taip, mumis, manimi ir kitais, kad tu patiki tom žmogum ir kažkaip bandai jį prastumti. Ir, pavyzdžiui, padėti, pareklamuoti. Bet aš negaliu tai pavadinti kaip klaida, tai yra tiesiog, žinai, kaip sakoma, aš русски посакисю, если ты обманул человека, это не значит, что ты дурак, это просто тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Понимаешь? Вот. Tai tame ir esmė. Jeigu, pavyzdžiui, tu tiki, aš viską, ką aš darau, ir netgi politikoje, ką aš rašau, ką aš sakau, aš viską darau iš širdies, nuoširdžiai aš tai darau. Aš tuo tikiu nuoširdžiai. Ir aš tai, kaip sakant, буду отстаивать свою позицию. Atstovėsi savo poziciją. Jo, iš širdies. Ne iš kažkokių ten, žinai, kažkokių ten paslėptų savo, kažkokių, žinai, ten norų ar dar kažką, nežinau. Tiesiog žmogiškai iš širdies, iš meilės tautai, iš meilės žmonėms. Tiesiog iš tokios pozicijos, supranti. Ir jeigu aš suklydau dėl kažko, ten palaikydama tą žmogų, ar netgi dar kažkada, kai buvo mitingai, pirmą dar kadenciją, kai buvo mūsų Nausėda, ir mes ten netgi išeidavom su tais plakatais, kad mes palaikom prezidentą, nes mes dar tikėjomės, dar buvo tų žmonių iš mano netgi aplinkos. Nes jis pačiu pradžiai sakė, kad jūs su Baltarusija gerus santykius laikys. Taip, supranti, aš tada irgi ėjau ir tikėjau, galbūt jisai visgi mūsų pusė, galbūt jisai žmonių pusė, galbūt jisai turės tą stuburą, žinai, parodyti, kad jisai už tautą. Ir aš ėjau, ir aš neištryniau tų nuotraukų, kur aš laikau, palaikau prezidentą.
Tai buvo momentas mano gyvenime, aš tikėjausi, kad jisai bus su tauta, bet jisai mūsų apgavo. Ta prasme, jisai vis tiek, nėra jisai tvirto stuburo žmogus, taip aš manau, ir jisai vis tiek pragnulsa pats sistemų, palinko ir pasidavė, ir jisai buvo sisteminis žmogus, ir jisai liko sisteminis žmogus. Tai va tokios, jeigu tai galima vadinti klaidomis, tai va tokios klaidos, kur, pavyzdžiui, palaikyti kažkokį žmogų iš politinės pusės, sakykime, ten prezidentą ar dar kažkokius žmonės, kurie ten galbūt ėjo į prezidentus, kuriuos aš irgi palaikydavau ir aš labai norėjau, kad jie laimėtų, pasirodė kitaip, žinai, tai va tokios klaidos buvo. Aš taip pat palaikiau vieną žmogų prieš prezidento rinkimus ir po to per vėlai pradėjau kapstytis apie tai, koks iš tikrųjų tai yra žmogus. Jo. Ir, žinai, Viktorija, yra smagu, kada tu supratai, kad tai, tarkim, yra ne tas žmogus ir tu pasakai, kad tai taip, aš klydau, aš patikėjau per savo naivumą. Aš taip pat iš pradžių galbūt neįsigilinęs šitą žmogų, palaikiau ir po to sužinau, kad jis yra netoks, o kai sužinau, pradėjau viešinti prie dar daugiau informacijos, tu dar daugiau sužinai ir žmonės pradeda pykti. Jo. Tai kaip tu dabar varai ant šito žmogaus, taigi tu jį ką tik pats reklamavai. Jeigu norint reklamuoti politiką, dabar aš ateityje nebedarysiu tokių klaidų ir nebereklamuosiu stačia galva nei vieno politiko, turbūt visam savo likusiam gyvenime. Jeigu aš dabar turėčiau reklamuoti politiką, aš supratau, kad man reiktų su juo praleisti mažiausiai 2 metus. Stabiliai, vos ne kasdieną, pabendrauti, matyti, išanalizuoti, matyti, kaip namuose gyvena, kaip elgiasi natūraliai, nes vaidyba jinai gali tęstis maksimum 3-4 mėnesius. Jo. Bet po to tu vis tiek pamatysi, kad taip yra. Tai tu įsivaizduoji, kokią tu pasiėmė atsakomybę prieš reklamuodamas vieną ar kitą žmogų. Tu turi tada su juo absoliutiškai pažinti jo žmoną, jo aplinką, jo giminę, sužinoti nuomonę, ką jie galvoja apie jį, sužinoti jo aplinko žmonių bendradarbių nuomonę, išanalizuoti, ar tai nėra apsimetėlis ir tik tada reklamuoti ir pradėti žmonėm rekomenduoti šitą žmogų. Aš taip pat paskubėtai pradėjau reklamuoti ir tik po to sužinojau, bet yra didžiausia problema, kada tu sužinai ir pasakai apie tą žmogų, kiti žmonės spėja jį įsimylėti. Jo. Nesigilindami iš vis detalės, kas jis, ką veikia, ką padarė ir taip toliau. Ir jie ką pradeda daryti? Jie tada pradeda pykti ant manęs. Jo. Ne ant šito žmogaus, kurį tu parodai, mylėjai, jis mūsų apgaudinėja, žiūrėkit, jis netoks. Ir tu paduodi faktus ir sako, tu esi blogas, nes tu ištraukiai tos faktus, mes spėjom įsimylėti ir tu mūsų Dievą jau dergi, tu pili purvą ant mūsų Dievo, negalima taip. Ir tu supranti, kad tu tiesiog aukoji save, savo gyvenimą, savo laiką, aišku, ir pinigus. Ir galbūt, pavyzdžiui, aš tą laiką galėčiau daugiau skirti savo žmonai. Taip. Galbūt netgi poilsiui. Ir tu eikvoji, tu nervinėsi. Ir po to tie patys, dėl kurių tu nervinėsi, jie ant tavęs pila purvą ir sako, tu išdavikas, tu pats va reklamavai. Bet aš sakau, gerai, o tai kur jūs visi buvot, kodėl jūs mane pasakėt, kad jūs toks? Taigi jūs žinot, Ne, jie nežino, jie tiesiog spėjo įsimylėti. Tai dažnai pas mus į politikų žmonės tiesiog įsimylė, myli arba nemyli. Taip. Ir nesigilina į jų atliktus darbus. Bet, kaip pati sakei, šitai vietoje yra naivumas. Pas mane irgi taip pat egzistuoja dar didžiulis naivumas. Ir tai yra iš vienos pusės gera žmogaus savybė, iš kitos pusės tai yra per šitą naivumą mes nukenčiam. Patie geri žmonės, jie dažnai nukenčia, nes jie tiesiog pasitikė žmogum. Jie tiki juo, kad jis geras, kad jis kažką padarys. Ir mes nukenčiam. Tai aš suprantu, pati esi tokio pat likimo, kaip ir aš. Tu kažkada pasitikėjai Nausėdą. Pirmą kadenciją aš jau už jį taip pat balsavau, prisipažinsiu. Aš už jį balsavau. Kuom jis mane papirko? Todėl, kad jis buvo pažadėjęs, tapęs prezidentu, atstatyti santykius su Baltarusija, apsilankyti Baltarusijai, su Lukašenka susitikti. O kaip jis dabar vadino Lukašenką? Aš tada, žinai, už ką balsavau pradžioje, pirmam turė, už Puidoką. Už Puidoką. Na, Puidokas irgi buvo toks žmogus, kuris pasivaidendavo opoziciniuose Tada, tai įsivaizduok, jisai buvo toks gerutis. Ir į mitingus eidavo ir palaikydavo mitinguotojus. O dabar tai iš vis nesuprasi. Tiesiog jis kažkaip dingo, kaip ir Vėgėlė dingo. Ne? Šitos buvo tokie žinomi ir dingo. Bet norėjau pasakyti, kad su Vėgėlė aš irgi, kaip tu pasakei, tiksliai, kai buvo pandemija ir kai jisai ten porą kartų, žinai, išstojo, jo.
Ir aš galvoju, viešpatie, va čia tai Gelbėtojas. žmogus, jo gelbėtojas. Ir va aš norėjau pasakyti, kad pas žmogų, ir čia nesvarbu, lietuvis, amerikietis, bet kuris, pas mus galbūt per tą krikščionybę, va toks įpirštas į pasąmonę, toksai va klaidingas suvokimas, kad mums reikia gelbėtojo, supranti, mums reikia gelbėtojo, Jėzus Kristus, ane? Nu, aš gerbiu religiją ir tikinčius, bet, nu, vienu žodžiu, tai žmonės, jie visą laiką laukia ir tikisi, o ateis tas gelbėtojas ir mus išgelbės, ištrauks iš to šūdo, atsiprašant, ne? Taip. Bet niekas neteis ir jūsų neišgelbės, ne? Mes patys atsakingi, tik tai mes patys atsakingi už mūsų gyvenimą ir už mūsų šalį, ta prasme. Bet jeigu mes nieko nedarom, sėdim, nu, taip ir yra, kaip yra. Žinai. Jūs buvote aktyvi, aš tikrai matydavau ir socialiniuose tinkluose, ir iš jūsų jautėsi tą meilę Lietuvai, ir jūs nuoširdžiai dalyvaudavote ir mitinguose. Ir jums pavyko turbūt su Dievo pagalba išvengti tų riaušių, kada buvo, pripažinkim, pats geriausias per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją mitingas, Astros mitingas, pripažinkim, jis buvo pats geriausias, pats kiečiausias, masiškiausias, gerai organizuotas, tik po to pakrypo, aišku, negeriausia linkme ir šiandien dar po teismus tebetampomi yra tie aktyvistai, kurie, aš manau, yra dabar sistemos rodomi kitiems, žiūrėkit, kas su jumis bus, jeigu jūs dar kartą tai darysite, ne? Ir jūs dalyvavot, ir jūs buvot, jūs išvakarėse buvot, aš dar interviu iš jūsų ėmiau išvakarėse, kada aš mes pamiršau apie tą. Jo, buvot. Ir jūs paklausyti. išvažiavote tuo pačiu laiku, kaip ir mes su Eglutė, mes galvom, kad jau viskas pasibaigė, 3-4 valandą ir mes jau 4 po pusę 5 prie Kauno jau vakariniavom, valgiam ir galvojom grįžti atgal. Ir jūs taip pat nebegrįžot ir jūs tiesiog išvengėt šito tąsimo, manau, po teismus. Jūs irgi būtumėte tarp šitų teisiamųjų, aš tai net nebejoju. Ir mes interviu šiandien turbūt imtumėm iš kokio Vilniaus teismo pastato prie koridorių ir kalbėtume apie politiką ir jūs jokių patumių nebūtų ir taip toliau. Jūs tiesiog būtumėte įpareigota lankyti teismo posėdžius ir jūs negalėtumėte sau leisti skraidyti, tai būtumėte likę Lietuvoje. Tai turbūt su Dievo pagalba buvo tai, kad kažkas pasakė, kad jau važiuokit iš čia, eikit ir sutikit Dievu. Taip, bet ne religija. Bet ne per religinę prizmę kažkokiu tai personažu to religinį. Jo, žinok, aš nenoriu, žinoma, daug gilintis į tai, bet tiesiog savo gyvenime aš labai buvau giliai krikščionybei. Daug metų tarnavau bažnyčioj. Jūs buvo davatka bažnyčios? Kaip suprasti davatka? Tokia po religinga, tokia suskarelė? Ne, aš kai gyvenau Amerikoje, Amerika yra protestantų šalis, čia yra krikščionybė, bet biškai kita atšaka, ne? Lietuva yra katalikų šalis. Tai va ta katalikybė ir protestantizmas, jie skiriasi. Ir kai aš buvau Amerikoje, paskutinius metus aš pradėjau lankyti būtent jau jų tą protestantų krikščionišką bažnyčią. Ir kai grįžau į Lietuvą 9 metais, aš pradėjau, ne iš karto, bet po kažkiek laiko pradėjau lankyti jau Lietuvoje tą būtent protestantų bažnyčią. Ir ten aš buvau daug metų, 7 metus. Aš buvau, tai tiesiog aš žinau ir katalikybę iš vidaus, ir aš žinau protestantizmą iš vidaus. Ir tiesiog gyvenimą taip sutapo, kad būdama Amerikoje ir kitus, kaip sakant, dvasinius mokymus studijavau ir pažinau. Nu, vienu žodžiu, susiklostė. Ir jūs ten neradot Dievo, ne? Susiklostė ant galo, kaip sakant, jau tokia su visa patirtim, kokią aš turiu. Tikrai aš suprantu, kad Dievas yra visiškai ne ten. Jūs ten nerado Dievo. Aš irgi galiu prisipažinti, aš į piligriminės kelionės važiuodavau iš Lenkijoje, eidavom per visus ten kalnus, visus kitus, visos bažnyčias, Lenkijos, Krokuvos išmaišė, nes man pradžiai, kada aš pradėjau tiesiog ieškoti savęs, aš galvojau, kad ten yra, kad ten aš rasiu save, rasiu ten Dievą, bet aš ten pabuvojęs pirmą kelionę, man užteko vienos kelionės, aš supratau, kad ten aš Dievo nerasiu, aš ten yra
ten yra visai kiti dalykai, ten yra komercinė religija ir man tai yra visiškai nepirširties. Aš manau, kad mes, jeigu kalbėtume, darytume atskirą laidą apie religiją, apie Dievą, aš manau, kad mes šitoje vietoje irgi nesiginčytume ir nebūtų prieš. Aš manau, kad mes vienodai suprantam netgi ir Dievo sąvoką, kad Dievas yra daug aukščiau negu religijos. Taip. Ir žinok, aš kuo daugiau, pavyzdžiui, Lietuva buvo viena ir gal vienintelė šalis, kuri kelis šimtus metų išstovėjo prieš Vatikaną. Aš išduosiu tau paslaptį. Kiek metų? 400 ar 500 metų jie bandė priversti? Jo, kelis šimtus metų, bet aš turiu tave šiek tiek pakoreguoti. Lietuviai pasidavė ir paskutiniai buvo pakrikštyti žemaičiai. Žemaičiai, Žemaičiai dar laikėsi. Bet tai po to lietuviai pardavė žemaičius ir bet vis tiek iš visos Europos, įsivaizduok, Lietuva buvo šalis, kuri ilgiausiai išsilaikė. Ir vis tiek aš manau, kad mūsų žemių, kaip sakant, mūsų žemių protėvių, tas tikėjimas yra arčiau tos tiesos negu ta religija, kuri buvo priverstinai primesta mums. Per kraują, per žudynės, per prievartą atnešta. Taip. Tai va. Dar viena tema. Mes išsiaiškinom galų galiausiai ir priėjom prie rimtų labai dalykų. Ir gal šitais rimtais dalykais mes ir pabaigsim šį pokalbį. Nes čia užsitęs tikrai. Jeigu mes pakrypsim į religijas, į visas konfesijas aptarinėsim, bet aš esu tas žmogus, aš seniau buvau vienu momentu, kada aš sužinojau, kokiu būdu buvo atnešta religija, aš buvau piktas labai ant jos, nes mūsų protėviai būtent 100 metų kovojo, saugojo savo laisvę, savo pasaulėžiūrą ir šitą pasaulėžiūrą buvo trinama, naikinama. Bet dabar aš šitai žiūriu atlaidžiau. Aš dabar, kai vykstu per visokias šalis, keliaujam, mes matom įvairiausių tų religinių pakraipų ir visa kita, ir aš matau ten žmonės, ir aš suprantu, kad ne visiems duota suprasti. Tai apie ką mes kalbam ir suprantam, ne? Kaip ir apie politiką, taip ir apie religiją, ne visiems duota suprasti, kas vyksta. Ir aš juo žiūriu atlaidžiau tiesiog, ir aš vis galvoju, gal jūs kada nors suprasit, o galbūt ir nesuprasit. Gal jums yra duota, o galbūt ir neduota. Ir paskutinį klausimą. Aš, pavyzdžiui, užduosiu dabar tokį klausimą ir visų pirma įsiaiškinkim, kaip jūs jį supratot. Ar jūs turite angelą sargą? Turiu. Turit. Viskas gerai. Nes kai, pavyzdžiui, paklausia krikščionis, įsivaizduoja angelą kažkokį su sparniukais, kažkokį ten, personažiuką religinį. Aš įsivaizduoju angelą sargą, kuris padeda jums, saugo jūs, kai reikia pakreipia šiek tiek, parodo kryptį, intuiciją ir iš jūsų pasakojimo iki filmavimo mes išduosiu žiūrovam paslaptį, kad mes gan ilgokai dar bendravom ir aš supratau iš jūsų pasakojimo, kiek jūs gyvenime teko patirti, vaisiausių potyrių turėjot, patikėkit, šita mergina yra patyrusi gyvenime tikrai nemažai. Ir aš iš to pasakojimo supratau, kad jūs turite angelą sargą ir jums padeda. Tikrai taip. Tai va, ačiū jums labai už pokalbį, Viktorija. Buvo labai nuoširdus ir malonus pokalbis nuo pat pirmos sekundės. Ačiū žiūrovam, kad žiūrėjot. Ir Viktorija ir aš sakau visiems ačiū ir iki kitų kartų. Ačiū jums, kad žiūrėjot.